been a great week, just full, a very full week. We haven't been watching much television. Buvo tikrai šauni savaitė, mes nedaug žiūrėjom televizoriaus, buvo tokia pilna įvykių. Since our guests were here right up until now, I just love this momentum that keeps going forward. Nuo tada, kai mūsų svečiai jie buvo ir iki dabar, man patinka tas pagreitis, mes tiesiog einam į priekį. And this morning we're facing a very serious warfare. Ir šįryt mes susidurėm su tokia labai rimta kova. And what we need is the Word of God right now. Ir ko mums reikia dabar, tai Dievo žodžio. As it says in Hebrews 4:12. Kaip sako Žydams 4:12. To be critical. Būti kritišku. And discern the motives of our heart. Ir atskirti savo širdies motyvus. Let's not us be critical this morning. Ne mes būkim kritiški šįryt. But let's let the Word be critical. Bet tegul Dievo žodis jisai kritikuoja That's what mus. it means to discern. Ir tai iš tikrųjų reiškia atskirti. And ishmintis, we want this wisdom to discern. Ir mums mes norim tos išminties, kad atskirti. What is of God and what is not of God. Kas yra iš Dievo ir kas nėra iš Dievo. So I'm going to ask you to stand now. Taigi aš paprašysiu jūsų atsistoti dabar. And we'll read a few verses together. Ir mes perskaitysim keletą eilučių kartu. And just to bathe ourselves in the Word of God here. Kad mes tiesiog paklustume Dievo žodžiui, maudytume Dievo žodyje. Dievo žodyje. And we're mindful of our pastor is away this morning. Ir mes žinom, kad mūsų pastorius išvykęs šįryt. And the enemy knows that. Ir priešas jisai žino tai. And that means that the enemy may believe that he might have an inroad to accuse someone this morning or tempt somebody. Ir tai reiškia, kad priešas jisai galbūt gali kažką šįryt sugundyti arba apkaltinti. So we're going to defend ourselves with the Word of God. Ir mes ginsimės Dievo žodžiu. Now we are in Romans chapter 8. Mes Romiečiams 8 skyrių atsiversim. Verse 18. 18 eilutę. Romans 8:18. Romiečiams 8:18. Ir kas ten sako lietuviškai? Aš manau, jog šio laiko kentėjimai nieko nereiškia, lyginant juos su būsimąja šlove, kuri mumyse bus apreikšta. Wow. Yeah, so we have two ways of looking at life from this verse this morning. Taigi, pagal šią eilutę mes turim du tokius būdus, kaip žiūrėti gyvenimą. We can either value our present life in this world. Arba mes galime vertinti šitą gyvenimą šiame pasaulyje. Or we can give a higher value to eternal life. Arba mes galim aukščiau vertinti amžiną gyvenimą. That begins now. Kuris dabar prasideda. But goes on and on. Bet tęsiasi amžiams. What is worth more this morning? Ir kas yra vertesnis šį rytą labiau? If it's eternal life. Jeigu tai amžinas And gyvenimas. eternal life is more than just a long period of time. Ir amžinas gyvenimas tai yra daugiau negu kad ilgas laiko tarpas. But it's a quality of life. Tai yra gyvenimo kokybė. A higher quality of life than we live on the earth. Aukštesnė gyvenimo kokybė negu kad mes čia žemėje gyvename. In the natural. Natūraliai. Okay? Natural versus spiritual. Taigi natūralus žemiški dalykai priešinasi dvasiniams. So let's now turn to another verse, 2 Corinthians chapter 4. Ir atsiverskim kitą eilutę, 2 Korintiečiams 4 skyrius. Verse 17. 17 eilutė. It says, "For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory." Mūsų trumpalaikis lengvas sielvartas ruošia mums visą pranokstančią amžinąją šlovę. Today we're talking about affliction and suffering. Taigi šiandien mes kalbėsim apie kentėjimus ir sielvartus, prispaudimus. Even if it's for 20 years. Ir netgi jeigu jie tęsiasi 20 metų. Maybe you might be in some physical pain for a long period of time. Galbūt jūs ilgą laiką kenčiat kažkokius
fizinius skausmus. I like my mother. I think of my mother often, and I can't remember when she was not in pain. Ir aš labai dažnai galvoju apie savo mamą, aš Seems, negaliu right. atsiminti, kada jai neskaudėjo. Seems like at least 20 years. Mažiausiai 20 metų. Just nagging pain Tas baisus from skausmas many different illnesses. nuo daugelio skirtingų lygų. But we have to remember that even 20 years is a short period of time Bet mes turim atsiminti, kad netgi 20 metų yra trumpas laiko tarpas, compared to eternal life, eternity. palyginus su amžinybė, su amžinu gyvenimu. And this, knowing this morning, being convinced of this fact, Ir žinoti tai šį rytą, būti įtikintų to fakto, will give us the capacity and the strength to endure suffering. tai mums suteiks pajėgumus iškęsti tos kentėjimus. Okay? And one last verse we'll read together. Ir dar viena paskutinė eilutė, kurią mes Back to perskaitysim Romans. kartu, sugrįšim į Romiečiams Romans laišką, chapter 12 Romiečiams 12 skyrius. and just verse 1. Tik pirma eilutė. Katansa. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Yes, God does not want a dead sacrifice from us this morning. Ir Dievas jisai nenori tokių negyvų mirusių aukų šį rytą iš A mūsų. living sacrifice. Jisai nori gyvos aukos. Sacrifice that, actually, our sacrifice that we give now is just simply praising God. Ir aukos, kurias mes dabar duodam, mes tiesiog šlovinam Dievą. Hebrews 13:15. Žydams 13:5. Let us offer up the sacrifice of praise unto our God. Aukokime savo Dievo išlovinimo aukas. Let's pray. Pasimelskim trumpai. Father, we just ask you to bless your word now. Tėve, mes prašom, kad tu palaimintum savo žodį And dabar. bless these words, Ir palaimink šio žodžius, that it would come from the Holy Spirit kurie ateis iš šventosios dvasios. and be for our edification. Ir jie bus ugdymui. Bless it now in Jesus' name. Palaimink dabar Jėzaus vardu. Amen. Amen. Okay, you may be seated. Galite atsisėsti. And yeah, I don't know how long we'll go this morning. Aš nežinau, kiek ilgai tai ištruks šį rytą. Might be very short, Gali būti labai trumpai or it could be very long. arba labai ilgai. But Andres will remind me, Bet Andris primins if it man. goes long, that the tape is about to run out. Jeigu kasetė jau baigsis, nebeliks ten vietos įrašinėti, And then I know it'll be time to stop soon. aš suprasiu, kad jau laikas sustoti greitai. But this morning, we just want to have a fixed heart. Bet šį rytą aš noriu, kad mes turėtume tokią Oh God, susikoncentravusią my heart širdį. is fixed. Viešpatie, mano širdis, jinai nustatyta į Fixed tave, on the finished work, nukreipta į atbaigtą darbą. what Christ has done for us this morning. Tai, ką Kristus padarė dėl mūsų šį rytą. Really, we have every reason to rejoice today. Ir iš tikrųjų mes turim daug priežasčių, kad džiaugti šį rytą. Our names, if we call on Jesus as our Savior, Jeigu mes kvietėm Jėzų kaip savo gelbėtoją and we love Him because He first loved us, ir mes mylim jį dėl to, kad jis pirmas mus pamilo, we belong to Him. mes priklausome jam. We have our names written in the book of life. Mūsų vardai rašyti gyvenimo knygoje. And we have to establish ourselves in grace. Ir mes turim įsitvirtinti malonėje. Before we can understand what it means to suffer for God. Prieš mums suprantant, ką tai reiškia kentėti dėl Dievo. Because when we read how Paul in Romans chapter 9, Ir kai mes skaitom, kaip Paulius Romiečiams 9 skyriuje, where did he get this attitude? iš kur jis gavo tą požiūrį, Where he said that I would rather be accursed. kada jis sakė, aš verčiau būsiu prakeiktas. I prefer that I myself would go to hell, Sako, aš verčiau pasirinksiu eiti į pragarą, that I could save some of my brethren. tam, kad galėčiau išgelbėti savo brolius. And that's in Romans chapter 9, verse 3. Tai yra Romiečiams 9 skyrius 3 eilutė. Now, where did he get that kind of attitude? Ir iš kur jis gavo tą požiūrį, iš kur jis atėjo. What did he know that gave him the capacity to say something like that?
Kas jam suteikė tą pajėgumą pasakyti taip? Now, I could stand here and say, no, we ought to obey this verse. Aš galiu stovėti čia ir sakyti, o dabar mes paklusim šitą eilutę. We should do that too. Mes taip pat turime taip elgtis. We should wish that we could be accursed, that we might save one person. Mes turim norėti būti prakeikti, kad galėtume išgelbėti vieną žmogų, Because it's true. nes tai yra tiesa. Paul did that. Paulius taip darė. But we have to understand it was a long process Bet mes turim suprasti, kad tai buvo ilgas procesas, before Paul was ready kol Paulius jis buvo to pasiruošęs say such words. pasakyti tokius žodžius. We can think of Abraham. Galim pagalvoti apie Abraomą. If we look earlier in Genesis, Jeigu mes pažiūrėtume į we, pradžios knygą, we can see that Abraham made many mistakes. mes pamatysim, kad Abraomas jisai labai daug In klydo. fact, he backslid for 13 years, and God did not speak to him for those 13 years. Iš tikrųjų, jisai buvo atsitraukęs 13 metų ir Dievas nekalbėjo jam tos 13 metų. Now, later on in Genesis 22, Ir vėliau, pradžios 22 skyriuje, we see Abraham already willing to offer his only son as a sacrifice to God. mes jau matom, kad Abraomas jisai nori paaukoti savo vienintelį sūnų kaip auką Dievui. Where did he get that Iš kur jis tai gavo? capacity to make such a sacrifice? Tos sugebėjimus, pajėgumą It took a long paaukoti tokią time. auką. Tai užėmė ilgą laiką, At least 13 years, mažiausiai 13 metų. and then he had to learn a few more lessons. Ir po to jis vėl turėjo išmokti keletą pamokų. Another lesson was with his nephew Lot. Kita pamoka buvo su jos vainiu Lotu. There was a dispute between Abraham's servants and Lot's servants. They were disputing over which land that they would claim as their own. Buvo toks ginčas taip tarp Abraomo ir Loto tarnų, kuri žemė priklausys jiems. It was a border dispute. Tai buvo dėl sienų, dėl žemės And ribų. Abraham was sensing that there's disunity in my family. Ir Abraomas jisai jautė, kad nėra tos vienybės jo šeimoje. There's some contention here. Yra kažkokia panieka ten. What can I do about it? Ir ką aš galiu padaryti dėl to. Well, he was able somehow to become the victim. Ir kažkaip jis sugebėjo būti auka. He sacrificed his right as the elder, uncle, Jis, kaip vyresnysis dėdė, paaukojo savo to have teisę, the best land for himself. kad pats galėtų turėti tą geriausią žemę. He chose rather to say to Lot, Jis pasirinko geriau pasakyti Lotui, Lot, if you want all this land in the valley, I'll take the mountain. If you want the mountain, I'll take the valley. sakė Lotai, jeigu tu nori tos žemės, kuri yra slėnyje, imk ją, aš pasiimsiu kalnus. Arba atvirkščiai, jeigu tu nori kalnų, aš eisiu į slėnį. He gave Lot the choice. Taigi jis Lotui suteikė tą pirmą There was no pasirinkimą. 50-50. There was no like, all right, let's bargain here. Ir tai nebuvo kažkokių tokių dėrybų 50-50 And Lot procentų. took it all. He took the best. Ir Lotas jis pasirinko geriausią dalį. Okay, I'll take the valley Sakė, gerai, aš pasirinksiu slėnį, where it's green and fruitful. kuris yra žalias ir vaisingas, Okay, derlingas. Abraham said, good, I'll take the mountains. I'll take the area that's not so fertile. O Abraomas sakė, gerai, tada aš eisiu į kalnus, kurie nėra tokie derlingi. Now, he probably himself might have not realized what was down in the valley. Ir turbūt jis pats dar nesuvokė, Žinai, kas ten buvo what- pačioj slėnyje. What two cities were down in the valley? Kokie du miestai buvo ten In that slėnyje, beautiful, rich land. toje turtingoje, puikioje žemėje. Yeah, Lot and, Sodom and Gomorrah. Aš Sodom and turiu Gomorrah. galvoje Sodomą ir Gomorą. And we know what happened in the end there. Ir mes žinom, kas ten atsitiko gale. Thank God pabaigoj. Abraham made that choice not to choose Sodom and Gomorrah. Ir ačiū Dievui, kad Abraomas jisai pasirinko, padarė tą sprendimą neiti į Sodomą ir Gomorą. And this was a stepping stone. Ir tai buvo kaip suklupimo akmuo. Abraham needed to go through that experience before Genesis 22. Ir Abraomas jisai turėjo patirti tai dar prieš pradžios 22 skyrių, When he was willing to give up his own son. kada jis iš tikrųjų norėjo paaukoti savo vienintelį sūnų. You know why? Žinot kodėl? Because he had, by that time, God had worked his grace into him so much. Nes iki to laiko Dievas jisai
parodė jam savo malonės labai daug. God had given him the gift of faith over those years that had built up, Per tuos metus Dievas jisai suteikė jam tikėjimo dovaną, that he was kuris statydino. convinced in God's promises. Ir jis buvo įtikintas Dievo pažadais. Even that God would raise his son from the dead if he would have to sacrifice him. Jis tikėjo, kad netgi Dievas prikels jo sūnų iš numirusių, jeigu jis paaukos jį. And thank God that even in the Old Testament, no one, they did not actually do the sacrificing. Ir ačiū Dievui, kad netgi Sename testamente jie iš tikrųjų nedarė tokių aukų. They would tie up a lamb or a bull and tie it to the altar. Jie pririšdavo prie altoriaus avinėlį arba ožiuką. And then God would send down fire from heaven Ir and tada burn up the sacrifice. Dievas jisai siūsdavo ugnį iš dangaus ir uždegdavo, sudegindavo auką. Well, I know in a temple, of course, the priest would have to set the fire usually. Šventykloje, aišku, kunigas jisai turėdavo užkurti tą ugnį. But the people would only bring the sacrifice to the tabernacle. Bet žmonės jie tik atnešdavo tą auką į šventyklą. And the priest representing God would do the sacrificing. O kunigas, kuris atstovavo Dievą, jisai darydavo visas tas aukojimus. Okay? That means they were doing it in place of God. They would sacrifice, prepare the altar and burn it. Tai reiškia, kad jie aukodavo vietoj Dievo, jie paruošdavo tą aukurą ir uždegdavo. The job of the people was just to bring the sacrifice. That's it. Ir žmonių darbas buvo tik atnešti tas aukas ir And viskas. this is what Abraham was willing to do. Just to bring his son and tie him to the altar. Abraomas irgi norėjo tą patį The padaryti. pyre, the logs and the wood. Jis tiesiog atnešė sūnų ir padėjo prie aukuro And ant tos krūvos malkų. he was willing to even to sacrifice him, knowing that God would raise him from the dead. Jisai norėjo aukoti, žinodamas, kad Dievas prikels jį iš numirusių. Okay, and so we see this throughout the Bible that believers are mature. Ir mes matom per visą Bibliją, kad tikintieji jie yra brandus. Have this special capacity to make a sacrifice to God. Ir turi ypatingą tokį sugebėjimą atnešti auką Dievui. Another verse in 2 Timothy chapter 4. Kita eilutė 2 Timotiejui 4 skyrius. This is just before Paul is about to be executed in Rome. Čia yra kaip tik prieš Pauliui būnant nuteistam Romoje. These are his last words before he was about to die. Čia yra jo paskutiniai žodžiai prieš mirtį. And he says, I am ready to be poured out as a drink offering in chapter 4, verse 6. Čia yra 6 eilutė. Nes aš jau atnašaujamas. Is that what it says? Yeah, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Nes aš jau atnašaujamas ir mano iškeliavimo laikas jau čia pat. That he was ready to die. Taigi jis buvo pasiruošęs mirti. Because actually his whole life he had faced death, and he actually died a few times and was revived. Nes tai ir buvo visas jo gyvenimas. Iš tikrųjų jisai jau buvo kelis kartus tarsi miręs, bet prikeltas, atgaivintas. We have to go back to Ephesians 1 and chapter 2 to see how Paul always established the churches in grace before he would call them to walk with God and to obey. Ir mes turim sugrįžti į Efeziečiams 1 ir 2 skyrių, kad pamatytume, kaip Paulius jisai įtvirtindavo bažnyčias malonėje, tol, kol jos būdavo pasiruošę aukoti ir eiti. Even this morning as we're receiving the word, Netgi šį rytą, kai mes priimam žodį, we are building a capacity to we're receiving his grace. mes tiesiog statydinam tos pajėgumus, mes priimam jo malonę. To be building a capacity to be used by God Statydinam tos pajėgumus tam, kad būtume naudojami Dievo, as a living sacrifice. kaip gyvos aukos. That's the goal. Ir tai yra, That's the tiksla, the goal. tai yra tikslas.
That's not how we start, but that's where we want to end up. Ir tai nėra ten, kur mes pradedam, bet mes norim užbaigti We want to ten. end up as a living sacrifice. Mes norim gale būti tomis gyvomis aukomis. And it's always done willingly, Ir tai visada yra daroma su noru, noriai, not against our will. ne prieš savo That valią. is not the cross. Tai nėra kryžius. When we do something against our will. Kada mes elgiamės, darom kažką But it's prieš when savo our will valią. lines up with God's will. Bet tai yra kaip mūsų valia, jinai susiderina And su it, Dievo and valia. it just flows. It's easy. Ir tiesiog teka, ir tai yra lengva. Like we read about, Matthew 11:28. Come unto me, all you who are labor and heavy laden, I will give you rest. Kaip mes skaitėm Mato 11:28 eilutę. Ateikit pas mane visi, kurie vargstate, ir aš jums suteiksiu poilsį. Take on my yoke and learn of me, and I will give you rest again. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, ir aš jums suteiksiu poilsį vėl. Okay? And God did not promise a mattress to give us rest. Ir Dievas jisai Lova. nepažadėjo mums čiužinio ar lovos kažkokios, kad Minkštą lovą suteikti tokį. poilsį. No, Ne, it ne. is a yoke. It's a yoke. Tai yra jungas, But it's an easy yoke. bet tai yra lengvas If jungas. it's a hard yoke, Jeigu tai sunkus jungas, then it's not God's yoke. tai nėra Dievo jungas. Maybe that's the title of the message. I don't know. If it's not God's yoke, if it's not an easy yoke, it's not God's yoke. Galbūt tai pamokslo pavadinimas. Jeigu tai nėra lengvas jungas, tai nėra Dievo jungas. If you find that walking the Christian walk is hard, then back off. Jeigu jūs atrandate, kad krikščioniškas gyvenimas sunkus, tai Stop what you're doing sustabdykite. and just start receiving God's word somewhere. Tiesiog sustokit tai, ką jūs darot, nebedarykit nieko ir priimkit Dievo Maybe žodį. don't even pray. Galbūt netgi If, nesimelskit. if prayer is a hard work for you, Jeigu malda jums sunkus darbas arba man, the Holy Spirit might actually tell you not to pray. šventoji dvasia gali jums pasakyti iš tikrųjų, kad Just nesimelskit. relax. Okay? Tiesiog ilsėkitės, Uh, atsipalaiduokit. just read my word for a little while, Tiesiog paskaitykit mano žodį truputį. and then you will the prayer will start to overflow as we receive. Ir tada malda jinai tiesiog tekės iš mūsų, kada mes Maybe we priimsim. only have a small cup of capacity. Ir galbūt mūsų pajėgumas tokia maža taurelė. Those little teacups that little girls used to play with when they used to play with house. Žinot, tie maži tokie arbatiniai puodukai, su kuriais žaidžia mergaitės mažas. I never played with dolls. Niekad nežaidžiau su lėlėm. I remember some girls, they used to play with the make little doll houses. Aš atsimenu, kaip mažas mergaitės jos statydavo lėlėms namus ten. All you ladies all used to play with, like, you love to play house with the little teacups. Ar jūs visos merginos moterys mėgot žaisti namus? Remember those little teacups? Atsimenu tos mažus And you tokius used to pretend arbatinius that you were drinking puodelius, from the. kada jūs apsimetinėdavot, jog geriat iš jų. I used to play with soldiers, maybe about that big. Soldiers. My Aš soldiers. žaisdavau About su that tokiais kareivėliais mažais. big as your teacups. Jie būdavo truputį didesni negu But jūsų. sometimes maybe we only have that much capacity. Ir galbūt kartais jūs galite turėti tiek to pajėgumo. And so go ahead and fill it. Ir tiesiog eikite į priekį ir And let it- pripildykite tai. And that means it will start to overflow sooner. Ir tai reiškia, kad iš jūsų pradės greičiau tekėti. Yeah, and it will start pouring out, sooner than someone who Pradės has a big tekėti cup. greičiau negu iš tų, kurie turi tą didelį tokį taurę. And all that overflow Puoduką. just means like, wow, you're just praising and praying in overflow. Ir tas tekėjimas tai reiškia, kad jūs tiesiog šlovinat ir meldžiatės. See, it doesn't matter if we have a little capacity or a big capacity. Ir nesvarbu, ar jūs turite tą didelį pajėgumą ar mažą pajėgumą. Just keep filling it up. Tiesiog pripildykit. And if we have a bigger išpildykit. capacity, that means we need to fill it up more. We need to do more filling before it starts overflowing. Ir jeigu jūs turite didesnį pajėgumą, tai reiškia, kad jūs turite būti daugiau pripildyti iki to laiko, kol pradės tekėti iš jūsų. Actually, it could be a blessing to have a small capacity. Ir iš tikrųjų gali būti palaiminimas turėti tą mažesnį pajėgumą. Maybe that means you don't understand that much when you read the word. Tai reiškia galbūt, kad jūs nesuprantate tiek daug, kai jūs skaitote žodį. And so don't condemn yourself that I don't understand. What is this? Ir nesmerkite savęs dėl to, kad jūs nesuprantate, Look at kas this. čia parašyta. Philippians 3. Filipiečiams 8. 3 skyrius 8 What does eilutė. this mean? Ką tai reiškia? Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for
whom I have suffered the loss of all things and count them but dung that I may win Christ. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostolių dėl Kristaus Jėzaus, mano viešpaties pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų. What does that mean? Ką tai reiškia? I don't know. Aš nežinau. How could he do that? Kaip jis taip gali? He counts everything a loss? Jisai viską laiko sąšlavomis. And I have suffered the loss of all things and count them as dung? Aš iš tikrųjų visą laikau nuostolių ir laikau visą sąšlavomis. Do I have to do that too? Ar man irgi taip reikia daryti? Not if you don't understand it. Ne, jeigu tu to nesupranti. Don't have to do anything you don't understand. Jums nereikia nieko daryti, ko jūs nesuprantat. That's a good title for this message. Don't have to do anything you don't understand. Tai yra geras pavadinimas šitam pamokslui. Tau nereikia nieko daryti to, ko I'm a nesupranti. teacher. I'm an elementary teacher. I teach little kids. Aš esu pradinių klasių mokytojas, taigi mokau And I know mažus that- vaikus. I've taught all ages of kids, Ir aš mokiau visokio amžiaus vaikus. from second grade, actually kindergarten, all the way up to 11th grade, and no college, seniors, from top to bottom to Nuo vaikų darželio iki koledžo amžiaus diplomantų. How many of you are teachers here? Kiek iš jūsų yra mokytojų čia? Mokytojas, pakelkite rankas. Pakelkite Yeah, rankas. okay, yeah. And so we know that you have a second grade class, boys and girls. Taigi jūs turit antrą klasę, berniukai ir mergaitės. You don't break out Shakespeare or Mažvydas Ir jūs nepradedat nagrinėti Šekspyro arba or Mažvydo, Basanavičius Basanavičiaus. or Adamkus, or we don't read we don't. Mes No, neskaitom to. They're not going to understand it, Jie nesupras to. and so we can't expect them to. God does not expect you to obey something you don't understand. Ir Dievas jis irgi nesitikė, kad jūs paklusit tam, ko jūs But what nesuprantate. we do understand, Bet tai, ką mes suprantam, that we can have peace with. su tuo mes galim turėti ramybę. Okay, there's a true story. Tokia we heard tikra recently. istorija, kurią nesiniai Two girdėjom. twin brothers. Du broliai dvyniai. Okay, and one of them was a believer, the other one was not a believer. Vienas jisai buvo tikintis, o kitas ne. And one of the brothers went out and committed a murder. Ir vienas iš tų brolių jisai padarė žmogžudystę. Came back home with a bloody shirt, evidence all over him. Ir jis grįžo namo su kruvinais marškiniais, iš tikrųjų tie įrodymai buvo And ant jo. his twin brother, the believer, Ir tas brolis dvynys, kuris who had buvo been praying for tikintysis him, for his salvation, ir kuris meldėsi dėl jo išgelbėjimo, he was just waiting for an opportunity like this. jisai tiesiog laukė tokios galimybės. He turned that curse into a blessing. Ir jis pavertė tą prakeikimą How palaiminimu. did he do that? Ir kaip jis tai padarė? He said, "Here, let me take on your clothes. We'll switch clothes. You take my clothes, I'll take your clothes." Jis pasakė, pasikeiskim drabužiais, tu paimk mano drabužius, aš apsirengsiu tavo. So, and I'll go to the police and hand myself in. Sako, aš eisiu į policiją ir pasiduosiu. And I'll tell them that I did it. I confess. I killed this person. Ir aš tiesiog pasakysiu, kad aš tai padariau, aš nužudžiau tą žmogų. And I'm going to do it for your sake. Ir aš tai padarysiu dėl tavęs. So that you can understand what Christ has done for you. Kad tu galėtum suprasti, ką Kristus padarė dėl And tavęs. he did that. He handed himself in. Ir jis tai padarė, jis pasidavė. I didn't hear at the end of the story if he really had to pay the penalty. Ir aš I don't know what negirdėjau happened in the end. istorijos pabaigos, nežinau, ar iš tikrųjų jam reikėjo atlikti tą bausmę. That's really not important, but he was willing to die for his brother. Ir tai nėra taip labai svarbu, bet iš tikrųjų tas jo noras mirti už savo brolį. Where did he get that? How is that can anyone do that? Ar gali kas nors taip pasielgti? No. Ne. No. Only those who understand God's love that deeply, Tik tie, kurie supranta taip giliai tą Dievo meilę. that they would be willing to even do that. They know that this life is just a short moment compared to eternity. Jie norės taip elgtis, nes jie žino, kad šitas gyvenimas jis yra tik tais trumpas toks mirksnis palyginus su We all have amžinybė. the same 24 hours. Mes visi turim tas pačias We only have 24 one life to valandas give. ir mes turim tik tai vieną gyvenimą. And that brother saw his life as his physical life as
such a small value compared to the eternal value of his brother's soul. Ir tas brolis, jisai matė, kad jo fizinis gyvenimas yra tokios mažos vertės palyginus su ta amžina jo brolio sielos verte. He understood God's love. He was sure. He was not doubting whether he was saved. Jis suprato iš tikrųjų Dievo valią. He not only could Išgelbėjimą. say Ir that jis God's love was neabejojo. real, he not only could say that God's love was real, Ir jis iš tikrųjų galėjo pasakyti, kad Dievo meilė jinai tikra. but he knew it for himself. Jis žinojo pats tai, That he was willing to give up his physical life taip kad jis norėjo tiesiog paaukoti savo fizinį because he gyvenimą. already had eternal life. Už tai, kad jis jau turėjo He amžiną knew gyvenimą. that. But now with this act of love for his brother, he could win his brother too. Ir su tuo meilės veiksmu jisai galėjo laimėti savo brolį taip pat. And that's what it means to be a victim. Ir štai ką reiškia būti auka. We can be a victim. Mes galime būti aukos. Maybe in such a great way. Galbūt ne taip Obviously. didingai. We can only Jeigu do that sąžiningai. once in our life. We can only give our life once, physical life. Mes tik vieną kartą galim paaukoti savo fizinį But we gyvenimą. have 24 hours of living life that we can sacrifice every day. Bet mes turim kiekvieną dieną tai 24 valandas gyvenimo, kurį galim aukoti. If we can really be convinced by grace that it's all a gift and no one can take it from me, Jeigu mes iš tikrųjų būsim malonės įtikinti, kad tai yra dovana ir niekas negali to iš manęs atimti. and I already have everything, my name's in heaven, Ir kad aš jau turiu viską, mano vardas yra I've really danguje got nothing to užrašytas. lose. I've Ir really aš got nothing to nieko lose. negaliu prarasti. The only thing I have to lose is something that I want in this world. Ir vienintelis dalykas, ką aš galiu prarasti, tai kažkas, ko aš noriu šitam pasaulyje. And because remember, we have a flesh that we are living, an old sin nature. Ir atsiminkim, kad mes turime kūną, kuriame gyvename ir tą seną And nuodėmingą that old prigimtį. sin nature of ours doesn't want anything to do with grace. Ir ta sena nuodėminga prigimtis, jinai neturi nieko bendro su In malonė. fact, grace is unjust. It's not right. Iš tikrųjų, malonė jinai yra Why? neteisinga. To give a free gift to someone who's guilty? Kodėl duoti dovaną tam, kuris yra kaltas? Yeah, why should I give my life for my brother? He's the one who murdered this guy. I mean, Kodėl aš turėčiau atiduoti savo gyvenimą už savo brolio? Jisai juk nužudė let tą him žmogų. pay. Let him reap what he sowed. Tegul jisai pjauna tai, ką sėjo. Yeah, that's in the Bible. Tai yra Biblijoje. You reap what you sow, you know. Jūs pjausit tą, ką sėjot, žinot. Yeah, I know. But if we all would reap what we sow, Taip, aš žinau, bet jeigu mes visi pjautume tai, ką sėjame, where would we go? kur mes eitume? We would be in hell. Mes būtume pragare. If we don't understand it, then we don't understand grace. Ir jeigu mes to nesuprantam, mes nesuprantam malonės. It's okay. Gerai, Don't condemn yourself. nesmerkit I'm not going savęs. to condemn myself Aš nesmerksiu if I savęs, don't understand that. jeigu aš to nesuprantu. But one day we will understand that we deserve hell. Bet vieną dieną mes suprasim, kad mes esam verti nusipelnėm I don't pragaro. know. It'll just be like a flash of insight. Ir tai bus tokia akimirka, And, kada mes suprasim. and maybe you don't want to pray for such an insight so quickly. Ir galbūt jūs nenorite dabar melstis dėl to supratimo tokio. Because when you understand that, Nes jūs žinot, kad kai jūs tai suprasit, when we understand that, kai mes visi tai suprasim, we will have a great responsibility we didn't have before. mes turėsim tokią didelę atsakomybę, kurios iki šiol neturėjom. Matot? See, that's why they say that innocence is what's that? Innocence is happiness. Tai Stupidity kodėl is, sakoma, kad nekaltumas yra laimė. what's that thing? Kvailystė džiaugsmo. Isn't it happy to be stupid? Ar Um, nėra Who knows that? laiminga, Anyway, laiminga būti kvailiu? Mes neturim tokį anekdotą lietuviškai? No, Isn't it? don't. Huh? Because when you're stupid, you can be happy because you have no responsibility. Žinot, kai jūs esat kvaili, jūs galite būti laimingi, nes neturite jokios It's only atsakomybės. those who are smart that have figured it all out that they have the higher responsibility. Tik tie, kurie yra protingi ir tie, kurie supranta, jie turi aukštesnę tokią atsakomybę, You didesnę. want to understand the whole Bible? Okay. Nori suprasti visą Bibliją, gerai.
then be ready to give your life. tada būk pasiruošęs atiduoti savo gyvenimą. There's another very interesting issue. I always love to get into this. Ir dar vienas toks labai įdomus dalykas, man labai patinka. When does a child become an adult? Kada vaikas tampa suaugusiu, Nobody knows. niekas nežino. Only I know. Tik aš žinau, Because the Bible tells me nes Biblija sako man it's 20. 20 metų. Yeah, there's nothing about 13 in the Bible. Nieko nėra parašyta apie 13 The only Biblijoje. thing I've ever read in the Bible when a boy becomes a man is 20 years old. Ir vienintelis dalykas, kurį aš perskaičiau Biblijoje, kada berniukas tampa vyru, tai yra Maybe it's 20 Old metų. Testament. Galbūt tai Senasis But testamentas, still, bet vis tiek. in the Old Testament, it was 20. Senajame testamente 20 metų. You couldn't be a soldier when you were 19. Tu negali būti kareiviu, jeigu tau You couldn't 19. be a priest when you were 19. Tu negali būti kunigu, I jeigu don't tau care if you were 19. a smart 19-year-old. Ir man nesvarbu, kad tu esi protingas It was 19 metais. absolute. You could not be a priest. Tu negali būti kunigu ir You could viskas. not be a soldier. Ir kareiviu. And you could not die in the wilderness. If you came over the Red Sea with Moses, Ir tu negalėjai mirti dykumoje, jeigu ėjai su Moze per Raudonąją did you jūrą. ever read that anyone who is 19 years old or younger survived the wilderness for 40 years? Ar jūs skaitėt, kad tie, kurie buvo 19 metų ir jaunesni, jie perėjo per tą dykumą, that? išgyveno. If you crossed the Red Sea with Moses and you were 19 years old or younger, Ir jeigu jūs perėjot per Raudonąją jūrą kartu su Moze ir jums buvo 19 metų ir mažiau, all of you would make it to the promised land. visi jūs pakliuvote į pažadėtą žemę. Incredible. Ar nenuostabu? Promised land, that's talking about heaven. Pažadėta žemė, tai kalba apie dangų. But if you were 20 years old or older when you crossed the Red Sea, Bet jeigu jūs buvo 20 metų ir daugiau ir jūs ėjot per Raudoną jūrą, all of you would die visi mirė in the wilderness, dykumoje, except for 2 men. išskyrus 2 vyrus. And who were they? Ir kas jie buvo tokie? Joshua Jozuė, and Adonkus. No. Joshua and Caleb. Jozuė ir Kalebas. Only those two. They made it. Tik tie 2. Because they stood faithful. They understood something. Nes jie liko ištikimi, jie suprato kažką. And they were responsible. Ir jie buvo atsakingi. So I love what Pastor Stambowski said about this issue. Ir man patiko tai, ką pastorius Tambovski pasakė apie Because, šitą they have a dalyką. Christian school in Lee, Massachusetts. Nes jie turi krikščionišką mokyklą Lee mieste And if you've ever Massachusetts taught Sunday valstijoje. school or Bible club or regular day school, you will always have to face this issue. Ir jeigu jūs kada nors mokėt sekmadieninėje mokykloje ar Biblijos klube ar tiesiog normalioje mokykloje, When- visada susidursit su tuo When is dalyku. it right to teach a child about really what does grace mean? Kada iš tikrųjų reikia mokyti vaiką, ką reiškia malonė. Mercy. How can you teach a child mercy Kaip jūs galite mokyti vaiko gailestingumo, without understanding that mercy says that we have been saved from hell first? That's the greatest mercy. nesuprasdami, kad gailestingumas sako, jog mes visų pirma esame išgelbėti nuo pragaro. Now, if you're a parent, you also understand this morning what this means. Ir jeigu Christian jūs parents. esat krikščionys tėvai, jūs irgi suprasit, ką tai reiškia. When do you tell your child about that there's not only a devil, but there's a hell that people are going to every day? Kada jūs pasakysit savo vaikui, kad yra ne tik velnės, bet ir pragaras, į kurį žmonės eina kiekvieną dieną. Well, Pastor Stambowski, he said it this way. Ir štai kaip pasakė pastorius Tambovski, When the child understands that they would go to hell if they reject Christ, kada vaikas supranta, jog jis eina į pragarą atmesdamas Kristų, then they are old enough to know, tada jie pakankamai suaugę, kad suprastų, and they are responsible. kad jie yra ir atsakingi. Okay? That's very interesting. Labai įdomu. It could mean 13. Gali reikšti 13 metų. Might be something like 9, a 9-year-old child. Kai kuriems galbūt ir 9 metų vaikas I don't gali know. suprasti. Aš I'm still nežinau, holding to my opinion. bet aš vis dar laikausi savo I say nuomonės. 20. Aš sakau 20. And what does that mean? When you reach 20, suddenly you if you're not 20, that means if you died, you would go to heaven? Ir ką tai reiškia, kad jeigu jūs
20 metų ir mirsit whether ir you're saved or nepriėmėt not. Kristaus, eisit į dangų, ar jūs išgelbėti ar ne, nepriklausomai nuo to. I don't know, but it's a good question. Aš nežinau, bet tai geras klausimas, aš manau. And we as adults, Ir mes kaip suaugę uh, žmonės, we for sure understand a few things. mes tikrai suprantam keletą dalykų. And we understand God's grace. Mes suprantam Dievo malonę. We must learn to understand God's grace and His mercy. Mes turim išmokti suprasti Jo malonę ir Jo gailestingumą. For some of us, it's time to grow up to a higher stage of adulthood. Kai kuriems iš mūsų tai yra tiesiog laikas augti į aukštesnę stadiją And Jo we're malonės. closing with this because I see that our time is running out. Ir mes pabaigsim, nes matau, kad mūsų laikas jau baigėsi. And that's good that we have Sunday school together with us here today. Ir labai gerai, kad sekmadieninė mokykla jinai buvo čia kartu su mumis. But we can afford to be victims today. Bet mes iš tikrųjų galim sau leisti būti aukomis šiandieną. Maybe in some small way, Galbūt kažkokio mažu aspektu. especially with the people we live with, Ypatingai su tai žmonėms, su kuriais People we mes work with. gyvenam, su kuriais dirbam. people in our own families who are closest to us. Žmonėms iš savo šeimų, kurie yra artimiausi mums. If we are not talking to someone in our family, Jeigu mes nesikalbam su kažkuo iš savo šeimos, it's because we are not willing to be the victim. dėl to, kad nenorim būti aukomis. And let's not condemn ourselves. Ir nesmerkime But savęs let's dėl just know to. what is necessary to save the relationship. Bet tiesiog žinokim, kas yra būtina, kad išsaugoti The santykius. only way that a relationship that is hurting will be saved Ir vienintelis būdas santykiai, kurie yra tokie sužaloti, jie if bus somebody makes išgelbėti. the first move to be the victim, Jeigu kažkas jis padaro tą pirmą judesį, kad Which- pats taptų auka. which may tarsi. mean to take the blame, Ir tai reiškia, gali reikšti, kad jis Even- prisima even if kaltę, it's not your fault. netgi jeigu ji ir nėra ta tavo kaltė. It wasn't Jesus' fault that he had to go to the cross. Ir tai nebuvo Right. Jėzus kaltas, kad jis turėjo eiti ant In kryžiaus. fact, he's the only one who is innocent of any sin. Iš tikrųjų, jisai buvo vienintelis, kuris buvo nekaltas, And in neturėjo his jokios name, nuodėmės. in his name and in his nature, we can do the same now. Ir jo vardu, ir jo prigimtyje mes galim daryti tą patį šiandien. Not we must do the same, Ne tai, kad mes turim tai but we daryti, can. bet mes galim. Yes, we can make a decision to save a relationship by becoming a victim. Mes galim iš tikrųjų padaryti tą sprendimą tam, kad išsaugoti santykius, tapti auka. If we just think that being right is what's important, Ir jeigu mes galvom, kad svarbiausia būti teisiu, then we will teisingu, find that years down the road we will have no more friends. taigi po keleto metų mes pamatysim, kad mes We will- nebeturim We will draugų. lose our friends one by one if we think that being right is more important than a relationship. Mes prarasim savo draugus. Vieną, kitą, jeigu mes galvom, kad We- būti we teisingu will yra lose our svarbiau family negu members išlaikyti too. santykius. Mes taip pat prarasim savo šeimos And we'll narius. find ourselves all alone Ir atrasim vieną dieną, kad saying, esam well, at least vieni. I'm right. Ir sakysim, aš jau bent teisingas esu. And what good is that? Ir kas gero iš to? That's the alternative. Tai yra alternatyva, aišku. Either we can be right and say goodbye to some person. Arba mes galim pasilikti tokie teisingi ir atsisveikinti su I'm kažkokiais sorry you žmonėm. offend me, Aš atsiprašau, bet tu įžeidai mane. and therefore I don't want to have anything to do with you. Ir dėl to aš nenoriu nieko bendro turėti su tavimi. You know, because we know that the Bible says Nes jūs žinot, ką Biblija sako, we shouldn't eat dinner with a believer who is living in sin. kad mes neturime pietauti su tikinčiuoju, kuris gyvena nuodėmėje. Yeah, and we shouldn't have any fellowship with anybody who sows discord. Ir taip pat mes neturime bendrauti su tais, kurie sėja nesutarimus. That's true also. Ir tai irgi tiesa. But how easy it is to say. Bet kaip lengva yra pasakyti. Sowing discord might mean when you disagree with me. Sėti nesutarimus, tai gali reikšti tiesiog, kada tu nesutari, Yeah, nesutinki you su disagree manim. with me, therefore you are sowing discord. Tu nesutinki su manim, tai reiškia, tu sėji nesutarimus. And the Bible says I shouldn't have any fellowship with you. Ir Biblija sako, kad aš negaliu bendrauti su tavim. And so I cut off my relationship in the name of God. Taigi aš Dievo vardu nutraukiu tuos santykius. And that's wrong. Ir tai nėra teisinga. So we're not going to do that. Ir mes tą nedarysim. But instead we can say, no,
I can be the victim here. Bet vietoj to mes galim sakyti, aš galiu būti ta auka čia. At least I can give my life. Bent jau aš galiu atiduoti savo I gyvenimą. can't give 5 lives or even 2. Aš negaliu atiduoti 5 gyvenimų ar 2 gyvenimų. I can maybe at least give something here. Bet bent kažką aš galiu duoti. And trust that God will take care of the loss. Ir pasitikėti, kad Dievas jisai pasirūpins tai fiziniais nuostoliais. You lend someone 10 litres, Jūs kažkam paskolino 10 litų and they don't give it back, and they say, ir jie nesugrąžina. I'm not going to give it back. Na, I negrąžinsiu. don't have 10 litres. Aš neturiu 10 litų. And you can get so offended, Ir jūs taip įsižeidžiat. or you can say, oh yeah, okay, well, all right. Tada So I sakote, lost 10 litres. praradu 10 litų. God, Kas? and then if you have an attitude like, praise God, Ir jūs turite tą tokį požiūrį, šlovė Dievui. because now God's going to find a way to give me 20 litres. Nes dabar Dievas jisai galės mane palaiminti 20 litų. That's what it means to trust God.